6 atvejai, kai solo verslininkas gali atsipūsti nuo įmokų sodrai, vykdydamas veiklą pilna apimtimi. Aktualu? Negailėk patiktuko ir prenumeruok kanalą. Čia rasi begalę nemokamo naudingo turinio. Esu Elvyra, finansų baba, solo verslo konsultantė mokesčių optimizavimo klausimais. Pradedant solo verslą, daugelis žino apie sodros įmokų atostogas, bet ar žinai, kad yra ir kitų atvejų, kai gali nemokėti šių įmokų? Sužinok, kada gali sau leisti pertrauką nuo socialinių draudimų ir kokias pasekmes tai gali sukelti. Turiu priminti, nemoki įmokų sodrai, neturi socialinių garantijų. O dabar apie viską iš eilės. Pati paprasčiausia veiklos forma – individuali veikla su verslo liudijimu. Dar žmonės šią veiklą vadina patentu. Pirmaisiais veiklos metais, jei tai pirmoji tavo savarankiška veikla arba tokios nevykdė 10 metų, galima nemokėti įmokų sodrai. VSD vienareikšmiškai mokėti nereikia. PSD privaloma į sveikatos draudimą, jei esi draustas, turi mažamečių vaikų, dirbi pagal darbo sutartį, esi studentas, moksleivis, pirmaisiais veiklos metais teks susimokėti už verslo liudijimo galiojimo dienas. Pensininkui ir neįgaliajam visą verslo liudijimo laikotarpį PSD teks mokėti tik už išsipirktas dienas nepriklausomai, ar tai pirmieji veiklos metai ar ne. Nėra prievolės antrais ir vėlesniais veiklos metais mokėti nuo minimalios algos kas mėnesį, pavyzdžiui, 64,50 € 2024 metais. Jei draustumo nėra, kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, 6,98% nuo minimalios algos susimokėti privalu. Beje, jei esi MB narys ar individualios įmonės savininkas, neturi draustumo ir papildomai išsiperki verslo liudijimą, net ir pirmaisiais veiklos metais, PSD teks susimokėti tau kaip fiziniam asmeniui pilna apimtimi, net jei verslo liudijimą išsipirkai vienai dienai. Antras. Individuali veikla pagal pažymą. Vėlgi, jei tai pirmos veiklos metai, galima nemokėti VSD įmokų 12 mėnesių nuo veiklos įregistravimo pradžios. Bet jei reikalingos socialinės garantijos, ligos, motinystės, tėvystės išmokos, VSD įmokas galima ir mokėti. Tokiu atveju reikia informuoti sodrą, teikiant SAF pranešimus ir pagrindinis dalykas. SAF pranešimuose nurodytų draudžiamųjų pajamų suma turi būti lygi 90% apmokestinamųjų pajamų metinėje pajamų deklaracijoje už mokestinį laikotarpį. Privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokų pirmos veiklos metais galima nemokėti, jei esi draustas, dirbi pagal darbo sutartį, esi MB narys, individualios įmonės savininkas, turi mažamečio, esi studentas. Ir atskirai informacija pensininkams ir turintiems negalią. PSD ir VSD mokėti nereikia nei pirmais, nei vėlesniais veiklos vykdymo metais. Taigi, vykdant veiklą su pažyma ir turint draustumą 12 mėnesių, nuo pirmos veiklos pradžios galima nemokėti įmokų sodrai iš viso. Trečias. Esi MB narys ar individualios įmonės savininkas ir tai yra tavo pirmos savarankiškos veiklos metai, išsimokėdamas išmokas 02 kodų taip pat gali nemokėti įmokų sodrai. Primenu 02 kodas su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Šioms pajamoms gali būti taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis ir jei MB ar individuali įmonė generuoja nedidelės pajamas, pirmos veiklos metais galima prasisukti su labai draugiška mokestinė našta, kuri gali būti tik 5%. Šioje vietoje nesiplėsiu, apie metinį NPD yra sukurtas turinys. O ir susirinkome pasikalbėti apie įmoką sodrai. Dėl PSD. Kai MB narys ar individualios įmonės savininkas išsimoka savo išmokas 02 kodų, ar reikia mokėti PSD priklauso nuo MB nario ar savininko draustumo. Jei žmogus draustas 12 mėnesių nuo pirmos savarankiškos veiklos pradžios, PSD mokėti nereikia. Ketvirtas. Jei esi MB narys ir nori išsimokėti pajamas pagal civilinę paslaugų sutartį, nors nerekomenduoju visų pinigų išsimokėti būtent pagal CPS, reiktų miksuoti, bet čia jau kita tema, įmokų sodrai nereikia mokėti iš viso, išskyrus PSD. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos yra 6,98% nuo minimalios algos ir nei cento daugiau.
Bet ir PSD nereikia mokėti, jei esi pensininkas, studentas, turi išsipirkęs verslo liudijimą, dirbi pagal darbo sutartį ar turi mažamečių. Primenu dėl socialinių garantijų. Nėra įmokų sodrai, negausi ir išmokų. Ir savarankiškai įmokų sodrai negali mokėti. Jei reikalingos socialinės garantijos, turi pasirinkti kitą pajamų rūšį. MB nario atveju 02 kodas. Arba susikurti kitą finansinį įrankį su pakankamai likvidžiais pinigais, kad reikalui esant galėtum pasinaudoti čia ir dabar. Apie vieną tokių galimybių papasakosiu video pabaigoje. 5. MB narys, individualios įmonės savininkas, išsimokėdamas dividendus, tai yra pelną po apmokestinimo, taip pat nemoka įmokų sodrai. Visumoje pati mokestinė našta pirmaisiais tokio juridinio asmens veiklos metais tokia pat kaip ir išsimokant pajamas su CPS. Antrais ir vėlesniais veiklos metais 5 arba 15, o nuo 2025 metų 6 arba 16% didesnė nei išsimokant pagal civilinę paslaugos sutartį. Visos kitos sąlygos tokios pat kaip ir gaunant pajamas pagal CPS. Paminėjau ką tik. VSD mokėti nereikia. PSD priklauso nuo draustumo ir nesvarbu kelintus metus vykdoma veikla. 6. Jei nori niekada nemokėti VSD įmokų, tapk ūkininku. Jei tavo ekonominės valdos dydis nepasieks 2 EDV, VSD įmokų mokėti nereiks. PSD teks susimokėti 2,33% nuo minimalios algos. Fiksuotas dydis. Jei tavo ekonominės valdos dydis yra nuo 2 iki 4 EDV, VSD mokėti nereikia, o PSD teks mokėti 6,98% nuo minimalios algos, nepriklausomai nuo pajamų. Apie ūkininkų apmokestinimo ypatumus esame sukūrę video turinį su pakankamai detaliu mokestinės naštos paaiškinimu. Įdomu? Komentuok, kelsim nuorodą peržiūrai. Konsultuodama verslus girdžiu pasipiktinimus, kokio velnio privalau mokėti tai sodrai. Nieko aš iš jos negaunu, tik moku. Tai dar kartą turiu priminti, kodėl mokam įmokas sodrai. PSD, privalomasis sveikatos draudimas, tai valstybės mokestis skirtas sveikatos apsaugos sistemai finansuoti. Iš šio mokesčio surinkto biudžeto privalomojo sveikatos draudimo fondo yra išlaikomos ligoninės, poliklinikos bei jų personalas. Apmokami kompensuojami vaistai ir kitos medicininės priemonės. Nebūtų šio mokesčio, negautume elementarios sveikatos priežiūros ir už kiekvieną krustelėjimą turėtume susimokėti labai netgi nemenkus pinigus. VSD, valstybinis socialinis draudimas, tai yra privalomas mokestis, kurį moka dirbantys asmenys tiek pagal darbo sutartį, tiek savarankiškai dirbantys ir skirtas finansuoti įvairias socialinės išmokas. Kodėl mokame VSD? Socialinės garantijos. Mokėtami VSD įmokas užsitikrina teisę į įvairias socialinės išmokas, tokias kaip senatvės pensija. Kai pasieksi tam tikrą amžių ir turėsi reikiamą stažą, galėsi gauti pensiją. Neįgalumo pensija. Jei praradai darbingumą dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, gali gauti neįgalumo pensiją. Ligos išmokos. Sirgdamas gali gauti ligos išmoką. Beje, dirbdamas su individualios veiklos pažyma, taip pat gali gauti ligos išmoką. Motinystės, tėvystės išmokos. Laukiantys ar auginantys vaikus gali pasinaudoti šiomis išmokomis. Savarankiškai dirbantys, išskyrus su verslo liudijimu, taip pat. Darbo užmokesčio garantijos. Jei darbdavys bankrutuoja, valstybė gali kompensuoti dalį neišmokėto darbo užmokesčio. Ir solidarumo principas. VSD yra grindžiamas solidarumo principu. Sveiki ir dirbantys žmonės prisideda prie tų, kuriems tuo metu pagalbos reikia labiau. O dabar tiems, kas žiūrėjo iki galo, jei nėra prievolės mokėti įmokas sodrai, kviečiu pasinaudoti šio video rėmėjo pasiūlymu ir susikurti savo finansinę pagalbą nenumatytiems atvejams. Video aprašyme rasi nuorodą. Registruokis ir pamatysi, kaip nesudėtinga naudotis. Nebejoju, Freedom 24 pagalba susikursi savo puikius finansinius įrankius ir nereiks sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus. O prireikus būti nepriklausomam nuo valstybės, sodros ir kitų dalykų. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai.